Sveiki, kolegos. Tai ką, šiandien penktadienis, startuojam su dar viena techninės analizės diena. Šiandien aptarsim akciją Intel, apie jos techninę analizę pašnekėsim, kur atkreipti dėmesį, kur geriausias investicinė zonos swing pozicija, kur galima pabandyti ją patreidint. Tai žinau, kad daug kas buvo nusipirkę, va čia prie tarp 25 po $20, daug kas iki dabar dar ją laiko. Tai aptarsim, kur būtų galima žiūrėti ją dapirkti arba išeiti iš pozicijos, kur atkreipti dėmesį. Tai man asmeniškai Intelis yra viena investavimo zona, kur atrodo labai įdomi, kurią tikrai būtų, jeigu neturit pozicijos, kur būtų galima įsigyti. Ir eigoje paaiškinsiu, kodėl. Tai jeigu kažkam įdomu techninė analizė, pasimokyti tradinti, pasiedukuoti, tai turim nuo vasario 1 paleidę grupę Discordą, kur dalinamės swing idėjom, investavimą, tradinam, mokomės tradint, aiškinamės, kodėl tai vyksta, kodėl ne. Jeigu įdomu, video pabaigoje bus trumpa ištrauka iš Discord grupės, tai kam įdomu, pažiūrėkite video iki galo. Tai tai ką mes čia turim, jeigu grįžtam prie grafiko, mūsų šitas raudonas linijos yra susikirtimo taškai, kur kaina reagavo prieš tai. Ką tai rodo, kad toj zonai buvo mūsų pirkėjų ir pardavėjų kova, ne? Tai kodėl mes braižome, va tarkim, čia lygį, tai mes va čia matydami, kad mūsų kaina reagavo va šitose vietose, mes to pasakoje brėžiame čia lygį ir pažiūrėkit, kas atsitinka, kai va čia toj zonai kaina sureagavo ir pasileido žemyn. Tai grafikas mums parodo kainos istoriją, kaip kaina judėjo prieš tai ir kuriuose vietose jinai pakrypo tiek į vieną, tiek į kitą pusę. Tai techninė analizė šitą dalyką reikia suvokti. Kitas mūsų lygis, žiūrint pagal istoriją, yra va šita vieta. Žiūrėkit, mes grįžtam netgi į 2018 metais. Žiūrėkit, 2018 metais kaip puikiai laikė šitas vietas. Šita zona mūsų vadinama. Čia buvo labai stipri zona, kurioje labai daug laiko atsilaikė. Ir kas atsitiko, kodėl čia pakrito? Tiesiog naujienas, earnings išėjo, ne naujienos su earnings ataskaita. Intelis parodė blogą ataskaitą ir po to pradėjo kristi. Čia vienu metu Intelis vėl buvo grįžęs ir vėl laikė puikiai lygį. Ne, šitoj zonai. Žiūrėkit, kiek buvo interesų. Ir ateinam iki šiandien dienos ir kas čia vėl, žiūrėkit, vyko. Prieš tai Intelis vieną kartą nepramušė, ne, lygio mūsų. Čia šitą. Antrą kartą nepramušė. Trečią kartą kas atsitiko? Pramušė, buvo break, rytis ir nuvažiavo į viršų. Išėjo ataskaita. Kurs kaina sureagavo? Kaina sureagavo prie lygio. Pasižiūrėkit, grįžo ir čia puikiai atlaikė. Ką tai rodo, kad mes čia turime labai stiprų lygį. Ir ką tai mums parodo, kad šitoj vietoje kaina tikrai gali reaguoti. Tai mes čia galime žiūrėti tiek investavimui, užėjimą šitoj vietoj, tiek ir tiek tradinimui, tiek swingui. Tai tai va. Tai jeigu kalbant apie investicinę poziciją, ne, tai čia viena būtų iš vietų, kur būtų galima, jeigu neturit pozicijos, pradėti investuoti. Bet čia buvo pakankamai stiprus lygis. Kita vieta, kur man labai patinka ir yra turbūt arčiausiai mano užėjimo taško, tai yra va šita vieta. Kodėl šita vieta? Parodysiu pirkėjų pardavėjų disbalansą, bet iš grafiko tai vad galima matyti, kad čia nepramušė, čia puikiai laikė šitas vietas, va čia visur rodo, kad lygis stiprus ir jis puikiai buvo laikomas. Tai va, jeigu kalbant apie investiciją, tai turim va dvi vietas, kurias galima investuoti. Tai tarkim, jeigu, kaip pavyzdys, planuojam investuoti 1000 eurų, tai galima čia nupirkti už 500 eurų akcijų ir šitoj vietoje, jeigu kaina pakristų, nupirkti už 500 eurų, tai mes tai praskėsim kainą ir mūsų kainos vidurkis bus maždaug va šitą vietą, ne, per vidurkį. Tai turėdami tokį kainos vidurkį galim gerai jaustis, jeigu ir kaina pakris, ne, ir va čia taip atšoktų, tai mes vis tiek vat, uždirbtumėm nuo šitų vietų. Ne, tai viskas kaip reiškia. Po to, jeigu žiūrim dar žemesnį lygį, tai būtų šitos vietos, bet ar tas vietas gausim, tai čia labai didelis klausimas. Ir čia irgi buvo puikų palaikymas. Ir čia jeigu istoriškai pasižiūrėjus, irgi buvo palaikoma kaina šitoje vietoje. Tai kuo ilgesnį paimam grafiką, išstudijuojam, tuomet galim suprasti, kurioje vietoje kaina reaguoja. Tiek į vieną, tiek į kitą pusę. Ne? Tai apie investavimo lygius pasišnekėjom, tai mano akim dar kartą pasikartosiu, kad investavimo lygis pirmas čia, o antras čia būtų puikiai vieta.
kur kaina reaguotų ir gali stoti. Kas liečia swing trading, ne? Swing trading, žiūrim trumpesniam laiko periode. Tai kas liečia swingą, tai turim puikų čia va vietą vietą. Jeigu va taip malasi, mūsų užėjimo taškas čia, stopas žemiau lygio, profitą, pinigus pasiemam čia. Kodėl čia? Nes čia žinom, kad kaina gali reaguoti. Čia ne investicinė akcija, nu, ne investicinį užėjimą darom, kur nuperkam ir laukiam ilgą laiko tarpą. Mes gaudom ant svingo judesius ir jeigu čia pristoja ir kaina pramuša viršų, tai dalį pozicijos parduodam čia, o dalį laukiam, kol nejudės iki mūsų kito pasipriešinimo taško, kuris yra prie 62 dolerių. Tai svingo poziciją dėliojam taip. Kitas variantas į svingo poziciją šortas. Tai jeigu žiūrim šortą, tai mes turim kelias galimybės. Arba pramuša mūsų lygį, taip ir pasileidžia į apačią, mes čia užeinam į poziciją, čia mūsų stopas, čia išeinam iš pozicijos šitoje vietoje, mes žinom, kad čia lygis ir kaina gali reaguoti. O kita mūsų short pozicija bus kaina pakyla iki čia, matom, kad nepramuša, čia užeinam į shortą, stopas mūsų čia pasiemam profitą. Nežinom, kad kaina per šitą lygą tikrai gali reaguoti. Istoriškai labai stiprus lygis. Kas liečia day tradingą, ne? Tai čia traderiam aišku, žiūrim trumpesnį laiką. Ir, pavyzdžiui, jeigu žiūrėt šiandien dieną, ne, žiūrim į previous day low, praėjusios dienos žemumos mūsų buvo čia. Tai ką mes čia padarom, užsibrėžiam lygį, ko mes laukiam, kad šiandien SPY lygis pakristų iki mūsų kažkokio suporto. Čia, paukšt, užeinam. Čia mūsų užėjimo vietos, stopas žemiau praėjusios dienos žemumų, o profito kur pasiemam, arba praėjusios dienos aukštumas, arba va čia. Per vieną dieną greičiausiai tiek negausi, tai greičiausiai va, mūsų judesys būtų toks nuo čia iki čia. Tai va, tai kas liečia day tradingą, tai mūsų lygiai atrodo taip. Dabar dar pakalbėkim apie disbalansą. Disbalansas yra, kur vyksta pirkėjų pardavėjų kova. Mes čia turim tokią skaičiuoklę vadinamą, kur mums rodo bendrą disbalansą. Tai ką mes iš čia galime matyti? Mes iš čia galime matyti, kad mūsų kaina kyla į viršų, o disbalansas mažėja. Ką tai mums rodo? Kad jeigu disbalansas didėja, reiškia, kad akcija yra šortinama ir ją tikimasi, kad kaina eis į apačią. Jie šortinama, bet kaina nekrenta, o kyla. Ką mums tai rodo? Kad rinkoje yra šioje akcijoje didesnis žaidėjas, kuris turi daug pinigų ir kaina kelia į viršų. Koks to tikslas? Kad jisai supirkinėja poziciją, tarkim, prie 30 dolerių, jo ten tikslas yra 60. Jisai kelia tą kainą iki 60 dolerių, kad ten pradėtų fiksuoti. Ir taip dirba, taip veikia rinkos mechanika ir taip dirba žmonės, kurie turi pinigų ir gali turėti įtaką daryti rinkai. Tai iš principo čia yra labai gražus momentas. Mano akim kaina čia biškai yra pabėgus. Ir man norėtus, kur ir sakiau, kad tas kodėl ten 32-33 doleriai, kad kaina biškai pargrįžtų iki šitos zonos. Jeigu kaina pargrįžtų iki šitos zonos, čia kaip ir investicija, ir swingų, ir tradingų galim žiūrėti šitą vietą. Tai va, kodėl? Vien dėl to, kad disbalansas didėja, disbalansas nėra labai gražus, nes yra ir žalių printų, ir raudonų, bet iš principo jisai yra didėjantis, o kaina kyla, tai vis tiek rodo, kad yra stiprus suinteresuoti žmonės, taip pat čia vat, prie tų vietų, žiūrėkit, kur, tai va čia tik tai buvo raudona, tai reiškia, nu, kad šitoj vietoje, va, šitam lygiai kaina yra stipriai prilaikoma. Ir istoriškai mes žiūrėjom, viskas aišku, kodėl ta kaina prilaikoma toj vietoje, nes mes matėm, kad ten lygiai yra iš labai senų laikų, ir ten matyti yra daug interesų zonų. Tai va, tai disbalansas atrodo neblogai, minus 8 procentai, ir reikėtų dėmesį atkreipti. Tai va, tai tiek šiandien bus, persikelsim dabar į kitą video ir gražaus savaitgalio. Nu, tai susilaukiu nemažai klausimų, kas ten kaip toj grupėje atrodo, tai va, dalinuosi. Tai vieną rytą dalinamės, kur yra spajus, dalinamės lygiais, ką matom, kur būtų galima užeiti, kuriuose vietose atkreipti dėmesį. Po to turim trading dieną, čia kur šnekam apie tradinimą. Po to turim investavimą, skilti investavimo idėjas, kodėl įdomu investuoti ar į vieną, ar į kitą dalyką.
Po to turim swing skiltį, kur irgi metam idėjas, kur įdomus momentai, kur reikėtų atkreipti dėmesį, kodėl reikėtų į tai atkreipti dėmesį. Tai va, tai tokiais dalykais dalinamės. Disbalansų grafikų, kas susipažinę, irgi įdomių. Po to turim mokyklos skiltį, kur dedam video, praktinius patarimus, edukacinius video, ką atkreipti dėmesį, tai čia viskas saugoma, galima peržiūrėti. Po to turim šiokią tokią psichologijos skiltį, kur irgi dalinuosi savo patirtim, patarimais. Po to turim knygų skiltį, po to turim video, klausimai pagalba, apklausos ir čia skiltis, kur kalbam apie viską. Po to dar naudingos nuorodos. Ir tiek, tai taip atrodo mūsų ta grupės medžiaga. Tai kam įdomu, galite ateiti, pasibandyti. Savaitę galite pasibandyti nemokamai. Pridėsiu dabar savo paštą, tai parašykit man į paštą ir atsiųsiu jums prisijungimus ir taip galėsim susikontaktuoti. Tai jeigu buvo video įdomus, irgi paspauskite like, parašykit komentarą, patiko, nepatiko, gal kažką dar norėtumėte išgirsti apie kitas temas. Tai tiek, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū už jūsų dėmesį šiandien ir gražios dienos.